Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip sukurti tokį troniką. Jisai žiauriai grupės. Kita pusėje. Reikia tiesiog 4 troniką. Raudono, mėlyno, juodo ir rudo. Tų kitų nereikia. Laikyti. Šios parodys, kaip jį susistatyti. Taigi, pirmą iš čia. Kaip pasistatyti. Man labai reikia daug. Tai va. Reikia labai daug. Taigi pradėt. Pala, pamiršau šitus, atsiprašau, išsivysti mano klaida. Šitų neišimsim šitų po 7 turi būti. Taigi va, detalės visos paruoštos.
Tai gerai. Pirmą pasiėmėme va šitą. Ir šitai dalį įdedame į dviejas tokias. Vieną čia, kitą čia. Ir įdedam va taip. Pasiėmėm va šitą va. Dabar turime mesti dar tokias dvi pačias dalis. Va, juodas. Vieną čia ir vieną čia. Taigi, uždengsime tada, kai padarysime jo galvą. Tai čia. Galvą įdėm va čia. Po to reikia mūsų žalelės, kuri gali taip turi būti padaryta. Po to įdedame ją ir čia. Tačiau vienam dalį nukrito. Po to šitą kimą įdedam į čia, nes bus lengviau pataisyti. Ir va štai galva, dabar mes uždengiame šitą. Štai gavosi atsiprašau. Taigi darome dvi rankas, pasiimam dviejų šitas, du va šitus. Uždedame va taip. Va taip, kad būtų į paskutinį. Pasiimame du šitus va. Įkišame. Taip pat padarome ir su kita dalis. Gerai, uždedame į va taip, kad būtų. Va, štai jau padarėme taip pasidarbą. Dabar ėmame padėjus va tokius va. Įkišame į čia, taip, va šitą vadą. Jis jau turi rankas, tik dabar įdedame delnus. Tai turi būti balti. Štai, su rankom. Dabar darome va stačius, kai turi sudėti. Taigi, va taip va. Įdedame va taip. Va, taip pat padarome ir su kitai. Įdedam va. Jau taip. Dabar darome kojas. Šitą, įdedame šitą ir randame dar vieną tokią pačią. Tai jinai va čia. Šitą dedame va į čia. Šitą irgi čia. Įdedam šitą. Mėlyną tokį sarvą. Ir čia. Kitoje pusėje. Čia. Įdedam va šitą čia. Ir va taip. Dedame va šitą. Taip pat padarome ir su kita. Nu tai va, kojos padarytos. Dabar reikia padaryti pėdas. Pasiimam du juodus tokius. Pasiimam du juodus. Ir įdedame jų į taip. Ir įkišame čia. Gerai. Dabar pasiimam dviejas tokias. Vieną įdedam va tai čia, kitą va čia. Ir įdedam va
fabrikų. Štai va toksai gavosi mums. Dabar darome šitus spyglius. Na va čia va įdedam. Kitą va čia įdedame. Uždedame ant. Va jau mes beveik viską padarėme. Štai. Dabar darome va šautuvą. O turime va šitą. Turim turėti va šitą ir va šitus tris. Įdedam į va štai taip. Ir taip. Ir įdedam va taip. Taip. Va. Va padarėm. Šitą uždedam va taip va. Po to šitą va įdedam va taip va. Ir va tokia va detalė įdedam taip. Šitą va tokia va turim turėti. Pas juodą yra tokia. Įdedam va taip ir sudedam va tokius rudo, mėlynus tokius žydrus. Ir uždedam va čia. Oi, atsiprašau, galva nukrito. Va. Padarėme tokį. Dabar liko ginklus. Va šitus dedam va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tokius į vieną ir 7 į kitą. Pirmas turi būti čia ir va čia. Dabar perčiame kitą pusę. Uždedame vieną į šitą, o kitą šitą. Štai. To elik padarytas. Tai jisai labai gerai atrodo. Laukite kitų parodų. Davai.